Sveiki, jūs žiūrite laidą Kaip ant delno, kuri šiandien svečiuojasi Gamtos tyrimų centre Vilniuje. Kuo šį vakarą ketiname jūs sudominti, netrukus pamatysite. Šiandien laidoje žvilgsnis iš arti į Gamtos tyrimų centrą. Kodėl jo veiklai reikia ES struktūrinių fondų investicijų. Akvariuminę mes turėjom ir anksčiau, bet buvo statyta prieš 40 metų. Kokia situacija dabar? Atsiveria juk naujos galimybės toliau tobulėti, dirbti efektyviau ir kokybiškiau. Šį vakarą kalbėsime apie gamtos tyrimus plačiaja prasme ir žinoma apie ES investicijas. Bet prieš suprasdami, kokiais tikslais reikėjo šių lėšų projektui, pirmiausia trumpai apžvelkime Gamtos tyrimų centro veiklą. Pradėkime nuo 2010-ųjų, kuomet jėgas suvienijo Vilniaus universiteto ekologijos institutas, geologijos ir geografijos bei botanikos institutai. Taip gimė valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras. Čia atliekami biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniai tyrimai bei vykdoma eksperimentinė plėtra. Susijungus šioms trims institucijoms po vienu stogu paaiškėjo, kad specialistų rengimo bazė atgyvenusi. Laboratorijų įranga nusidėvėjusi ir nebetitinka dabartinių reikalavimų. Todėl infrastruktūros kūrimui bei atnaujinimui buvo parengtas projektas bei pritrauktos ES investicijos. Šiam projektui įgyvendinti prireikė kiek daugiau nei 1,5 milijono eurų. Kas už šias lėšas buvo padaryta? Projekto metu įsigyti 9 komplektai įrangos, atnaujintos ir įranga aprūpintos 8 mokslinės ir 4 mokomosios laboratorijos. Rekonstruotos patalpos, atlikti laboratorijų infrastruktūros bendrieji darbai. Vienas svarbesnių – naujos įrangos įsigijimas herbariumui, kuriame saugomi sudžiovinti augalai ir grybai. Anksčiau juos laikydavo paprastose spintose, o dabar įrengtos specialios kondicionuojamos patalpos, kuriuose palaikoma tam tikra temperatūra bei drėgmės režimas, kad jokie kenkėjai ar temperatūrų svyravimas nepakenktų itin vertingiems pavyzdžiams, kurie neįkainojami atliekant tyrimus reikalingus aplinkos būklės vertinimui. O aplinkos būklės vertinimas visais daugelį aktų yra teisinius aktų šalies, kartu žinoma ir europinių aktų, numatyta, kad mes, pavyzdžiui, bet kokias plėtrą, teritorijos plėtrą, tai būtų, kaip pavyzdžiui, koks nors geležinkelių bėgių tiesimas per Lietuvą iš Europos į kaimynę Latviją. Prieš tai turi būti įvertinta, kokį poveikį turės šita veikla tai aplinkai, į kurią įsiterpia. Tai turėjimas duomenų, tai yra kas tose teritorijose auga, kokia jų vertė yra tų bendrijų, kurios susiformavusios, kokie ten galbūt saugomos rūšys auga. Iš karto turėjimas tokių duomenų iš karto palengvina tą poveikio aplinką įvertinimą ir valstybė sutaupo pinigus šiuo atveju, pasirinkdama vieną ar kitą maršrutą, pavyzdžiui, per netokias jautrias teritorijas, per labiau palankiau priimamas, žinoma, kartu derinant su socialiniais faktoriais, su kaimais, su kultūros paveldu ir panašiai. ES struktūrinių fondų investicijomis taip pat atnaujinta hidrologijos ir fiziologijos laboratorijos eksperimentinė akvariuminė. Akvariuminę mes turėjom ir anksčiau, bet buvo statyta prieš 40 metų. Aišku, visa įranga ir sistemos paseno. Tai jinai buvo praeitais metais, mes ją renovavom. Čia visai Lietuvai yra naudinga, kadangi mes atkuriam biologinę įvairovę, atkuriam tas retas rūšis, ir norim, kad jų būtų. Ir tikimės, pavyzdžiui, lašišų šlakių atkūrimas. Iš pradžių jų buvo mažai, bet buvo įdėta daug darbo ir atkurta, veisimas pradėtas. Dabar mūsų žmonės gali gamtoje net tokias rūšis susigauti. Modernizuotoje toksikologinėje laboratorijoje atliekami ypatingi moksliniai tyrimai, kurie pasitarnauja ne tik mokslo labui, bet ir ištikus ekologiniai nelaimiai padėtų suvaldyti situaciją. Tokių atvejų buvo, kada buvo Kairių sąvartyno filtratas išsiliejo į aplinką, tai mes turėjom užsakymą ištirti, kokia tarša yra aplinkinių gamtinių vandenų, reiškia. O šiaip tai yra daugiau pas mus mokslinio tyrimo darbai. Tikimės, kad
galbūt būsim naudingi ir pramonės įmonėms, kurių, kaip sako, reiškia kontroliuoti, reikia jų išmetamas visas išleidžiamus vandenys. Po ES struktūrinių fondų investicijų Gamtos tyrimų centre padaugėjo aukštesnės kokybės mokslinių tyrimų, rengiami nauji moksliniai projektai, o svarbiausia, sudarytos visos sąlygos kvalifikuotų studentų ruošimui. Dirbti naujoje, ką tik pastatytoje laboratorijoje, kuri yra moderni, tai yra tik tai pliusai ir galbūt galėčiau išskirti 3 pagrindinius dalykus. Tai yra patirtis, aišku, bendradarbiavimas su kitais institutais, moksliniais ir kitais mokslininkais ir taip pat atsiveria juk naujos galimybės toliau tobulėti, mokintis, taip pat dirbti efektyviau ir kokybiškiau. Seniau gal tokios kaip ir metodikos sistemos prietaisų nebuvo, dabar nauja įranga, naujos kompiuterinės programos. Gamtos tyrimų centro projekto nauda apžvelgta. Metas pakalbėti apie skaidrumo iniciatyvą. Gamtos tyrimų centras prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaly. Paprastas klausimas. Kodėl? Skaidrumo bet kokio veikloje turbūt niekada nėra per daug. Aš turiu omeny tokią veiklą, kuri susijusi su visuomenės lėšomis, jų panaudojimu. Kaip manote, ar vykdant projektus ES struktūrinių fondų lėšomis atvirumo reikalavimai turėtų būti griežtesni? Mano galva, formalieji viešumo ir viešinimo reikalavimai yra gana griežti ir pakankami, tačiau neformalieji galėtų būti jau nebereikalavimai, tokie norai, siekis populiarinti, paskleisti žinią apie tai, kas ir kaip daroma, tai šitoj plotmėje tikrai to skaidrumo gali būti daugiau, bet čia jau nemanau, kad reiktų kažką atskirai reglamentuoti. Tiesiog mes patys turim suvokti, kad lėšas, kurias gaunam iš Europos, kur prisidedam savo biudžeto lėšom, turim panaudoti kuo skaidriau ir kuo efektyviau. Netrukus Gamtos tyrimų centro projektui bus įteiktas skaidrumo Jonvabalis. Bet prieš tai pažintis su vienu iš Jonvabalių steigėjų. Kalbinu Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotoją. Pone Vaidotai, kuo pagrįstas skaidrumo iniciatyvos Jonvabaly veikimas? Pirmoje savanorystė. Tai iš tikrųjų mes tikime, kad organizacijos pildydamos paraišką, jos pateikia tos duomenys, kuriuos nori ir pateikia taip, kad visi galėtų tai suprasti. O savanoriškumas leidžia mums tikėtis, kad tie duomenys bus teisingi ir kad, kadangi tai nėra prievartinis dalykas, nėra tikslo juos kažkaip pateikti neteisingus ar suklastotus. Ar organizacijoms, kurios projektus įgyvendino iš ES struktūrinių fondų lėšų, tikslinga prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaly vien tam, kad supažindintų visuomenę? Ne, iš tikrųjų aš manau, kad tai nėra svarbu, kad tik visuomenė susipažintų. Mes kalbam apie organizacijas, kurios visų pirma pildamos paraišką atsako į tam tikrus klausimus. Tai pavyzdžiui, ar turi organizacija etikos kodeksą, ar turi organizacija kažkokias tai priemonės kovai su korupcija ir panašiai. Ir jau pildydama paraišką šitą organizaciją iš principo savo šitos klausimus atsakinėdama, jinai tobulėja, nes jeigu kažkas netaip, ji gali pagalvoti, kodėl netaip ir kokiu priemonių imtis, kad iš tikrųjų situacija pagerėtų. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, mes kalbam apskritai apie ne tik tą prisistatymą visuomeniai, bet ir prisistatymą verslo partneriams ar šiaip partneriam. Galų gale tai yra ir savo organizacijos viduje parodyti, kad sprendimai yra priimami skaidriai. Iškilminga akimirka jau čia. Skaidrumo Jonvabalis nutūps Gamtos tyrimų centre. Sveikinu prisijungus prie Jonvabaly iniciatyvos ir linkiu gerų darbų. Ačiū labai. Ačiū. Prieš atsisveikindama mūsų laidos žiūrovams primenu, jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie ką tik matytą projektą, jūs tai galite padaryti apsilankę internetinėje svetainėje jonvabaly.lt. Taip pat galite pakviesti jums patikusi projektą prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos. O jeigu esate projekto vykdytojas, kviečiu jūs dalyvauti, juk skaidrumo niekada nebus per daug. Iki pasimatymo lygiai po savaitės.